kadangi tos žiemos šiltesnės, o pelkinės augavietės reikia, kad būtų gerokai šalčiau, negu kad dabar yra. Ten -5, -8, -10 laipsnių nesiskaita. Turi būti jau geras šaltukas, -20 laipsnių, kad tu galėtume važiuoti. Žiemos sezonu šiaip į tokius objektus visą laiką stengiamės važiuoti, bet kadangi visas klimatas pasikeitė, sausras didesnės būna, tos pelkinės augavietės labiau išdžiūna, negu kad žiemą pašala. Tuos kirtimus labiau į vasaros pabaigą, kur pelkinės augavietės turi daryti. Aišku, medienos kokybė yra kelis kart geresnė žiemos kirtimo, dėl to, kad medis miega, nevegetuoja ir pati mediena dabar, kaip pavyzdys, ją iškirtus, tokiu laiku mes ją drąsiai galim laikyti pusę metų čiutne. Iki gegužės, birželio mėnesio, jeigu nebus didelių karščių, tai medienai miško sandėly nieko nesitiks. Jau nuo 15 laipsnių šilumos ir jeigu saulėtos dienos, tai jau pradeda mestis grybinės visokios lygos, grybiniai pakeitimai, ypač medienai esančiai sandėlį. Pati išvaizda pasikeičia medžio, kaip pavyzdys, dabar nukirsim beržą, jisai bus baltas. Kuo jis ilgiau guli sandėlį, jisai pradeda toks juoduoti. Melsvą spalvą užsideda grybinės 3 metrų ilgio asortimentas. Jis yra šviežiai nupjautas vasaros laikotarpiu, tai per karščius, jeigu ten nuo 25 laipsnių šilumos, tas juodulys iš galų pradeda eiti link medžio vidurio.